noriu pasidalinti vienu pratimu, kurį darau einant miegot, prieš miegą. Jis labai stipriai pagerina smegenų veiklą, gerina atmintį ir jis perprogramuoja jūsų pasąmonę. Reiškia, kada jūs einate miegot, jau atsigulate į lovą ir įsivaizduokite, kad jūs atsukinėjate visos dienos įvykius kaip filmą, vaizdais atgal, kažkokie 15 minučių, kad buvo tas įvykis, tas įvykis, tas įvykis, tas įvykis. Ir kai tik tais jūs surandate įvykį, kuris jūsų netenkino, kurio eiga jūsų netenkino, kur galbūt jūs pasakėte, ko nenorėjote pasakyti, arba kur galbūt jūs nepasakėte, nors norėjote pasakyti, arba kažkas jūs įskaudino, arba jūs nenustatėte ribų. Žodžiu, bet kokia situacija, kur jūsų dėmesys užkliuvo, kur jūs patyrėte kažkokią tai nemalonę emociją, jūs to vietoj sustojate ir jūs tą gabalą to prisiminimo, kaip iškarpą iš filmo, jūs pakeičiate tuo, kaip norėtumėt, kad būtų. Kada jūs dabar galite rinktis, tarkim, jūs galite pasirinkti kitokią įvykių eigą, kad jeigu aš nepasakiau, aš išreiškiu savo ribas, jeigu aš pasakiau per daug, aš geriau patylėčiau, jeigu aš neapsaugojau savęs, aš išsakau ir apsaugoju save ir nustatau ribas. Ir tokiu būdu jūsų pasąmonė užprogramuoja naują elgesio modelį. Ir kai sekančią dieną arba po kelių dienų panaši situacija kartosis, jūsų pasąmonė jau turės įgūdį, kaip į tai reaguoti kitaip. Ir tada jūs galėsite ir išreikšti, ir išsakyti, arba nutylėti, jeigu jūs pasakote per daug. Tokiu būdu jūs perprogramuojate save. Tai tikrai labai šaunus pratimas, nereikalaujantis daug pastangų. Na ir jeigu išmėginsite, parašykite komentaruose, kaip sekėsi. Tad dėkoju už dėmesį ir iki kitų kartų. Iki.